Sveiki, šiandien padarysim pratimus kaklui, bus gal didesnė dalis tempimai ir kelis truputį jėgos pratimus. Gerai, pradedam. Galima atsisėsti, nebūtinai taip kaip patogu, galima netgi ir ant kėdės sėdėti kažkur ant lovos. Spaudžiam ausį ant vieno peties, ant kito peties. Čia darom lėtai, galinį padėti truputį su jėga, paspaudžiam. Su jėga paspaudžiam. Galim netgi priešingą petį truputį žemyn paspausti ir tempimas padidėja. Gerai. Dabar smakrą spaudžiam žemyn, truputį su jėga. Keliam į viršų, užverčiam irgi su jėga, patempiam. Čia paspaudžiam su jėga, čia patempiam. Gerai. Varsukam į dešinę, paspaudžiam, tai yra į kairę. Sukam į dešinę, paspaudžiam truputį irgi su jėga. Tai stengiamės, kad galva visą laiką vertikali būtų, kad kažkaip nepersisuktų, nepersikreiptų. Bandom smakrą. Kuo daugiau virš peties ir čia kuo daugiau virš peties, o galva visą laiką lieka vertikali. Gerai. Dabar jau paimam su ranka galvą ir spaudžiam ant vieno peties. Šitas petys laisvas, atpalaiduotas. Gerai. Ant kito peties. Paleidžiam. Pasisuksiu šonu. Nugara tiesi. Imam galvą abiem rankom ir lenkiam į priekį žemyn. Paleidžiam. Dabar pasukam galvą 45 laipsnių kampu į vieną pusę. Ta kryptim lenkiam žemyn ir su tos pačios pusės ranka, jeigu aš į kairę pasukau, tai su kairė ranka paimu galvą ir dar palenkiu. Paspaudžiu. Paleidžiam. Į kitą pusę 45 laipsnių kampu pasukam, lenkiam ir su ranka paspaudžiam. Paleidžiam. Dabar remiam ranką į smilkinį ir su ranka stipriai spaudžiu galvą, lenkiu, bet galva priešinasi ir išlieka pusiausvyra, bet įtampa didžiulė yra. Ir tai palaikom truputį. Su ranka spaudžiu, galva priešinasi. Paleidžiam. Kita pusė. Gal su ranka kiek išeina stipriai spaudžiu, o galva priešinasi. Paleidžiam. Labai lengvai, nedidelę amplitudę truputį palankstom, atpalaiduojam, galima ratukų pasukti, bet irgi labai nedidelę amplitudę. Gerai. Dabar vėl rankom imam galvą iš galinės dalis. Ir su rankom spaudžiu galvą, galva priešinasi, bet taip, kad nusilenktų, bet su įtampa. Ir rankom visą laiką laikau galvą prispaustą, galva
lankstosi aukštyn žemyn, bet su įtampa, su pasipriešinimu. Gerai. Ir vėl lengvai palankstom, pasukiojam, atpalaiduojam. Tai tiek.